Skaičių koncentracija į audinius fiziniam kūnui atstatyti. Kiekvienas prieš save pasistatome vertikalią plokštumą su tikslu aš veikiu kaip veikia kūrėjas. Absoliuti sveikatos norma nugaros smegenų dengalams. Visiems įskaičius mane ir mano šeimos narius. Ir iš knygos 13 paveikslėlis nugaros smegenų dengalai. Ir normuojame su skaičių eilute 2, 1, 9 spindulys, 3, 1, 7 spindulys, 8, 1, 9 spindulys, 3, 1, 2. Galvos smegenys 8, 1, 4 spindulys, 7, 2, 9 spindulys, 3, 1, 8 spindulys, 8, 1, 8. Galvos smegenų pamatas 2, 1, 9 spindulys, 8, 8, 8 spindulys, 6, 7, 6 spindulys, 0, 2, 1. Pailgusios smegenys 5, 1, 4 spindulys, 4, 1, 7 spindulys, 8, 1, 4 spindulys, 2, 1, 7. Užpakalinės smegenys 2, 1, 9 spindulys, 3, 1, 7 spindulys, 2, 1, 9 spindulys, 8, 1, 7. Tiltas ir smegenėlės 3, 1, 0 spindulys, 5, 6, 4 spindulys, 2, 1, 9 spindulys, 1, 4, 2. Vidinės smegenys. Vidurinės smegenys, čia bus 18 paveikslėlis. 5, 1, 9 spindulys, 4, 1, 7 spindulys, 8, 1, 9 spindulys, 2, 1, 0. Galvos smegenų skilveliai 2, 9, 8, 9 spindulys, 0, 6, 1 spindulys, 7, 1, 4 spindulys, 3, 1, 8. Didžiųjų smegenų šoniniai skilveliai 9, 1, 9 spindulys, 8, 1, 4 spindulys, 9, 1, 9 spindulys, 2, 1, 7. Vidurinės smegenys ir rombinė duobė 5, 1, 9 spindulys, 3, 1, 7 spindulys, 8, 8, 8 spindulys, 9, 1, 0. Tarpinės smegenys 9, 1, 9 spindulys, 2, 1, 3 spindulys, 8, 1, 9 spindulys, 2, 2, 3. Rombinės smegenys 3, 1, 4 spindulys, 6, 1, 7 spindulys, 9, 1, 8 spindulys, 5, 5, 4. Galvos smegenų dengalai 5, 1, 9 spindulys, 3, 1, 7 spindulys, 8, 1, 9 spindulys, 2, 1, 7. Galvos smegenų. Čia pasikartoja, tai va. Pasiunčiam impulsiuką iš šių skaičių vibracijas, kurios sustatytas yra vertikalioje plokštumoje. Galite matyti visus žmonės, įskaičius ir save. Ir normuojasi arba regeneruojasi. Arba regeneruoja skaičiai. Visas išvardintas fizinio kūno dalis pagal amžinybės kūrėjo normą, tam, kad žmogaus kūnas vibruotų jau amžinos šviesos vibracija, kuri jau žemėje, tam, kad save išsaugoti, išlikti sveikam, nepažeistam išorinės erdvės, žmogaus kiekviena ląstelė, kiekvienas organas, kiekviena tarpląstelinė sistema turi vibruoti
amžinybės vibracijos sukurtą struktūrą, kurią fiksuoja skaičių eilutė, sudaryta autoriaus, akademiko, fenomeno, užtvirtintas skaičių, užtvirtintas patentais, todėl viskas tikra ir realu. Bet aišku, tai vieno karto perklausyti tikrai neužteks, reikia išklausyti gal 15, gal keliasdešimt, o gal ir dar daugiau kartų, tam, kad jūsų sąmonė sugertų vibracijas ir pradėtų vibruoti šiomis skaičių eilutėmis, kurios vibruoja garsu, spalvomis, tam, kad mūsų kūnas vėl įgytų atitinkamą spalvą, vibraciją, kiekviena ląstelė sudaryta atitiktų kiekvieno skaičiaus vibraciją. Tai va, šiandien tiek, iki sekančių susitikimų.